Sveiki visi. Taigi šiandien 8 įrašas apie mano kolekciją ir norėčiau pradėti nuo ąsočio, kurį čia matote. Tai vat jisai yra iš trečiosios personalinės parodos, kuri vadinasi Raštų kalba. Tai vat šitas ąsotis praktiškai įprasmina šitą parodą apie tą visą raštų kalbą, ar ne? Šitas ąsotis, kaip matot, yra vienas iš dviejų. Mažesnis vienas iš jų buvo truputį mažesnis, jisai buvo nupirktas ir padovanotas, o antrasis yra likęs pas mane. Tai vat, kaip matot, jisai turi įspūdingą rankeną, yra priklijuoti žalčiai. Šitas ąsotis man ypatingas ir įspūdingas visom prasmėm, todėl kad šitas ąsotis konkrečiai turi keletą mano sukurtų simbolių. Ir praktiškai raštas yra visiškai autentiškas, originalus, kaip originalus, jeigu jis turi brolį, bet būtent išpildymas ir anam ir šitam ąsotį yra daugmaž panašus, tik kad anas truputėlį mažesnis. Būtent šio ąsočio forma, jeigu atkreipsi dėmesį, yra visiškai nestandartinė. Išvis šitas ąsotis, kaip jisai gimė ypatingom sąlygom, gal aš čia labai nesiplėsiu, nebent kada nors reikėtų papasakoti plačiau, tai vat labai nesiplėsiu, tiesiog papasakosiu tą būtent raštų kalbos pačią esmę, ką reiškia tas parodos pavadinimas Raštų kalba. Tai vat pasakojimą taip ir pradedu. Ten, kur dievų namus, ar ne, saugo geltonskruosčiai žalčiai, ant gyvybės juostos šoka žvaigždės, didelės ir mažas. Kartu su saulės spinduliais gyvybės juostos lašeliai krenta į žemę. Būtent šitas žemės fragmentas krenta į žemę, kurioje auga žalvarinių obelų sodai, po kuriais ganosi obuolmušiai arkliai. Ir kaip vienoj pasakoj pupa ir seneliai buvo pasakyta: labas vakaras, seneliai, eina deivė takeliu, šią naktelę nepalieskit sidabrinių obuolių. Tai va, šitas ąsotis praktiškai įprasmina šitą parodą, kad galima skaityti raštus, paliktus ant indo, ir žinoma, ta pasaka yra vėl iš tos mano vienintelės mylimos Bronės Buivydaitės knygos Pavasario lašai. Šita pasaka yra neapsakomo įspūdingumo, aš net nemoku žodžiais išreikšti. Šitą pasaką turėtų skaityti iš tikrųjų visi Lietuvos vaikai, moksleiviai, ją skaityti ir džiaugtis, kad šita pasaka yra sukurta lietuvės ir labai tuo didžiuotis. Tai va. Tiek apie šį ąsotėlį, jis yra unikalus, kaip matot, visi simboliukai yra sukurti mano pačios, ta pati žalvarinė obelis, ne, tie patys arkliukai obuolmušiai, ir gyvybės juosta, ir dievų namai, ir tie žalčiai, jie yra, vat, su žalčiais yra padarytų du ąsočiai, ir dar vėliau parodysiu, tokia yra, net nežinau, kaip jinai tą indą pavadinti. Žodžiu, vaizdiškai bus paprasčiau jį apibūdinti. Tai vat, sekantį ąsotį noriu pristatyti
Jisai yra kurtas specialiai vienam žmogui, specifiniam žmogui, kuris buvo, jisai yra garbios atminties žmogus, yra miręs, dėdė Juozas. Mano dėdė Juozas, mylimiausias iš tetų vyrų, tarkim, ane, turiu, kiek aš ten jų turiu, 5 tetas ir va, tai buvo mylimiausias mano dėdė. Būtent ant šito ąsočio, kaip galima įprasminti žmogaus istoriją, ar ne, apie žmogų. Tai kaip matot, yra išskirtinė rankena, tokios būtent niekur daugiau nesudariusi. Ši rankena yra unikali, absoliučiai. Tai yra, kaip matot, liepos šaka su visais žiedais ar žirginėliai, kaip jie ten vadinasi, nežinau. Tiksliai, tai yra be proto graži rankena ir būtent šitą formą, tiesiog norėjau nužiest kažką panašaus į aną, bet kažkaip neužteko molio ir gavosi vat būtent tokia forma, kokią jūs matot. Jinai yra absoliučiai nestandartinė ir taip netyčia viskas gavosi su tuo raštu, kad sužinojau tokį faktą, kad būtent liepa buvo pasodinta jo gimtinėje, buvo šita liepa pasodinta jam gimus. Kai jisai mirė, tai liepai buvo 60 kažkur ar 5 metai, jinai buvo labai labai taurus ir senas medis. Ir žodžiu, tos liepos įkvėpta aš sukūriau būtent šitą liepos raštą ir tą rankeną tos įspūdingo grožio liepos dėka. Tai va toliau galit stebėti šičia kas yra, ne, čia yra mergelės žvaigždynas, kadangi jisai buvo gimęs po mergelės ženklu, o šičia yra grįžulo ratai. Grįžulo ratai ir atsimenu, dėdė man sakydavo, jeigu tu prie vienos iš grįžulo ratų žvaigždžių matai mažą žvaigždutę, ten prie vienos yra žvaigždės, tai tavo labai geros akys, nes būtent pagal tą žvaigždę medžiotojai tikrindavo regėjimą. Jeigu tu matai tą žvaigždę, tavo kaip medžiotojo akis labai gera. Tai va toliau mato tą gyvybės simbolį, daug kur, kaip sakiau, naudojau. Ir būtent liepa su visa meile, ta širdis šitą liepą, taip ir vadinu, su meile po liepą gyventi, kadangi jisai buvo policininkas, kaip matot, yra būtent balandžiai, taikos sergėtojų balandžiai, kurie saugoja mūsų visas šeimas, ar ne, policija saugoja mus nuo visokių blogio. O čia ant pagrindinės dalies tai yra jam skirtas irgi simbolis, kadangi buvo įspūdingas žvejas. Ir žinoma, ta lydeką ir ta niekaip nepagaunama auksinė žuvelė yra išraižyta ir sukurta konkrečiai jam. Ir apačioje yra ir parašyta būtent dėdės Juozo atminimui, nes jis jau buvo miręs, kai šitas ąsotis buvo sukurtas. Tai vat ir tarp kitko šitam išpildyme jis yra absoliučiai unikalus. Tai va. Trečias mano darbelis yra, kaip matot, sausaininė, ar tai jo sausaininė jinai. Jinai, kaip matot, iš visos gal nelabai ir matosi, bet aš pradžioje apsuksiu, paskui nukelsiu žemiau, kad matytume dangtį. Ant kojų buvau sukūrusi du tokius, būtent šio išpildymo, tokio dangčio, tokio. Ir jisai būtent raštas yra absoliučiai unikalus šiam indui. Tai vat matot mano dangaus fragmentą, va tą dangaus ir lietaus, kuris vat atneša būtent per gyvybės juostą, atneša mums visą gyvybę.
Tai va čia yra aplamai dangaus simbolis mano. Tai galit matyti, kaip vanduo pas mus atkeliauja, ne kokiu būdu. Ir su žaibais, ir su perkūnijom, ir tuo švelniu lietučiu, ir tuo gausiu lietum, ir tuo škvalais, ir viskuo. Tai va čia yra būtent lietaus simbolis. Ir šitas sausaininė turi tokį savotišką pavadinimą gabalėlis dangaus. Tai vat, o pats dangtis, kaip matot, yra būtent čia yra mano tos sukurtos Dievo vištelės, kurias aš juos vadinu, vat. Ir tarp jų, kaip matot, yra tie šeimos medžiai. Tarsi Dievas su visa vat šiluma nešti, visi šilti bumbuliukai. Turi tokį savotišką uždavinį sukurti naują šeimą, ar ne? Tai va tos dvi vištelės tarsi kūrė naują šeimą, kuri atkeliaus pagal visą kosmologiją, ar ne? Mes švęsim kažkokios tai naujos šeimos atsiradimą. Tai va čia, kaip matot, yra S-grafito atlikimas yra vat, visų šitų indų S-grafito technika plus pusiau majolika. Raštai absoliučiai unikalūs ir autoriniai. Tai vat, ką galiu pridurti, daugiau šiandieną turbūt tiek. Tęsiu pristatymą kitą kartą.